Santaros klinikų vienas po kito traukėsi neurochirurgai. Per savaitę išėjo net 6 gydytojai. Pasak medikų, tai nebuvo spontaniškas apsisprendimas. Tiesa, Santaros klinikos žinią apie naujai pasitraukiančius medikus neigė, tačiau šiandien generalinis direktorius kalba kitaip. Esą apie tai nežinojo. Į gydymo įstaigą aiškinti situacijos atvyko ir sveikatos apsaugos ministrė. Po kelias valandas trukusių pokalbių ji pranešė, kad gaisras nugesintas. Klinikose, o kone savaitę šią gydymo įstaigą drebina neramumai. Iš pradžių neurochirurgijos skyrių po 2 metus besitęsiančio konflikto paliko 3 gydytojai specialistai, tarp jų ir buvęs neurochirurgijos centro vadovas profesorius Saulius Ročka bei gydytojas Ramūnas Raugalas. O štai užvakar pasklido žinia, kad centrą paliko dar 3 neurochirurgai. Buvo vadovautasi logika, kas ne su mumis, tas prieš mus. TV3 žinioms prabilo ir dar vienas Santaros klinikas palikęs gydytojas neurochirurgas Gediminas Lukšys. Su naujoju centro vadovu, jo moralinių vertybių assorti nesuderinamas su mano buvimu šalia. Aš dalyvavo visam šitam procese. Tikrai taip, aktyviai, nuo pat pradžių. Medikas pasakoja, kad jautė įvairius priekaištus iš kolegų, taip pat bendradarbiavimo trūkumą. 1,5 metų kasdieninės rytinės 5 minutės pas mus vykdavo su diktofonu. Nes kitaip neįmanoma užtikrinti, kas vis dėlto buvo pasakyta, kokie darbai buvo deleguoti ir apsiginti. Iš pradžių Santaros klinikos